Mindaugo karūnavimo dieną Kauno pilotai organizuoja skrydį aplink Baltijos jūrą. Savo žygį jie dedikuoja Lietuvos tūkstantmečiui ir pilotų skrydžio aplink Europą 75-osiams metinėms. Tad jau ankstų pirmadienio rytą iš Dariaus ir Girėno aerodromo į dangų pakils 6 lėktuvai. Skrydžiui aplankant Baltijos valstybės 6 dviviečiai lėktuvai 7 val. Ryto pakils iš Aleksote esančio aerodromo. 7 dienų kelionės metu lėktuvai leisis ES šalių aerodromuose – Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Estijoje bei Latvijoje. Per 25 skrydžio valandas pilotai žada įvykti apie 4000 km. Sakoma, jog tokiam žygiui, kuris bus pirmas Lietuvos istorijoje, oreiviai įkvėpimo semėsi iš garsių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio. Lietuvos tūkstantmečio garsinimas ir aplamai Lietuvos garsinimas, sakykime, tai turėtų būti kiekvieno turbūt lietuvio širdyje ir jisai turėdamas galimybę turėtų tą visada išnaudoti ir daryti. Bet yra dar viena labai svarbi antra proga, tai yra ANBO pilotų konstruktorių skrydžio aplink Europą 75 jubiliejaus paminėjimas. Lėktuvais CT šie lietuvių lakūnai jau buvo pasiekę Gibraltaro sąsiaurį bei be nutūpimo apskridę visą Lietuvą, tad baimės dėl skrydžio ir savo sparnuotų paukščio techninio gedimo kol kas nėra. Kelionėje pilotai numatė ir eksperimentą, išbandys naują, bet technologiškai labai pažangų prietaisą. Šis prietaisas sugeba nustatyti mikronų daleles nuo 0,3 mikrometro iki 5 mikronų. Tai yra būtent tos dalelės, kurios labiausiai žaloja kvėpavimo takus ir jos įstrigusios, sakykime, smulkiausiuose bronchiolėse, jos sukelia įvairius susirgimus. Tai va šitas užterštumo laipsnis ir jo paskui, sakykime, matavimai leis mums iš tikrųjų nustatyti, kuriuose aplink Baltiją vietose yra švariausias oras, kur mažiausia užterštumas yra ir tuos rezultatus paskelbti. Kelionės metu lakūnai planuoja dovanoti suvenyrus kitų šalių žmonėms. Mat įsitikinę, jog tai dar viena papildoma informacija apie Lietuvą ir jos pasiekimus. Per susitikimus oreiviai stengsis suburti įvairių tautų narius, pasimatyti su išeiviais ir taip drauge paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį.